Ai, gražios man tos pušelės. Aišku, tvora irgi labai graži. Rombas, vidutinio tankumo, bet jūs stovėte aukščiau negu aš, kaip ir pats tvoros lygis yra žemiau. Tai matosi kur kas tankesnis variantas, negu kad yra iš tikrųjų. Jeigu iš čia pažiūrėtume, tai šiek tiek matosi per tą tvorą. Iš vidaus dar daugiau matosi. Bet tvora aukšta. Klientas norėjo matyti šiek tiek gatvę, kas už jos dedasi, kas atvažiuoja. Tai yra parinktas vidutinio tankumo rombas. Ir čia yra tokia detalė, apie kurią noriu parodyti. Tai šitoje vietoje yra uždėti lankstiniai. Stulpo uždengimas, bet jisai nėra standartinis, tradicinis, nes paprastai stulpo uždengimai yra užmaunami iš viršaus, užkabinant jį už lovelių, už rombo lovelių. Šitoje vietoje norėtų uždengti viską iki pat žemės. Tai va matom uždengti net ir bortelių laikikliai. Ir kad tai padarytumėm, vadinasi, kad bortelio laikiklio ir rombo laikiklio paviršius yra skirtingose plokštumose. Šito standartinio neišeina uždėti, tai išlanksto va tokį va plokščią, bet vienintelis minusas, kad matosi kelios kniedės. Jisai tiesiog iš viršaus prisuktas prie stulpo. Bet vaizdas vientisas. Mes turim iki pat žemės uždengtą uždengimą iš skardos. Einame toliau. Pritaikyta nedidukė, pašto dėžutė. Čia jau klientas pats prisitaikė. Ir dažniausiai tai mes kalbamės apie video telefonspines, kai kuriais atvejais audio, bet kai paklausi žmonių, kiek jie kartų tuo pasinaudoja, tai dažniausias atsakymas, kad visi, kas ateina, iš anksto pasiskambina, draugai žino ir panašiai. Tai čia toksai basic, kurią patarčiau kiekvienam turėti, tai yra praėjimo kontrolė, kodas, klaviatūra, ne, ir nuskaitytuvas magnetiniam kortelėm. Arba magnetukais. Tai čia toksai yra, kurio tikrai pakanka. Nebūtina ten matyti vaizdą, jeigu nenorit brangesnio varianto, tai bet tokio pakanka. Nu ir va, ką, mes dar turim vartelius, ne? Jau kadangi matom praėjimo kontrolę, tai aišku, kad rankena nenulenkiama, o stacionari, nes kitaip nebūtų prasmės. Ateitumėm, nulenktumėm ir viskas atsidarytų. Elektros sklendę galima valdyti, galima išjungti, galima atjungti, taigi, vat kaip dabar padaryta, aš atjungiau ir viskas. Ir va, yra toksai šioks toks fiksavimas, ne? Vėjas vartelių neatsidaro, bet jeigu mes pirmyn atgal vaikštom, tai labai patogu. Toliau matom tiesiog einantį tvorą, o dar čia vat vienas beveik praleido vieną tokį gražų dalyką, tai vat vietoj paprasto švyturėlio, kuris aišku išskirtinai matosi, tai čia yra toksai LED apšvietimas, lemputė, kurį galima naudoti kaip apšvietimą, jisai gali nuolatos degti arba kaip švyturėlį, važiuojant vartams. Tai dedamas ant 80 arba ant 100 stulpų. Atrodo tikrai gražiai, manau. Tai tiek apie šitą objektą, pasižiūrėkit. Rombas 60 ant 120 ir, kaip jau minėjau, vidutinio tankumo. Tvora šiek tiek virš 2 metrų, tai jau tikrai aukšta.